Nu ką, antra savaitė, kaip darau turinį ir kaip viskas vyko, kaip kas buvo. Tai visų pirma, padariau ženkliai mažiau turinio negu praeitą savaitę. Ir vien dėl to, nes daug dirbau. Turėjau daug skambučių visą savaitę, beveik su telefonu prabuvau, dėrybos, apžiūros ir panašiai. Tai telefonas ir kompiuteris buvo pastoviai įjungti, net nespėjau kada filmuoti. Ir iškart tą problemą noriu taisyti. Tai planas ateinančiai savaitį keltis anksčiau, bent jau porą valandų. Tai dabar keliuosi apie 8, einu pasivaikščioti, pavalgau ir ar paskrolinu ir nuo 9 pradedu iš esmės darbus. Tai dabar tikslas keltis apie 6 valandą, pasivaikščioti ar pasportuoti ir tada daryti video. Bent 3-4 video pasidaryti, kad būtų iš ryto ir tą dienos jeigu spėjau dar kelis pasidaryti. Nes visų kitų metų man tiesiog nebeišeina. Nes jeigu daryčiau daugiau video dienos metu, man tada reikėtų numesti ragelį. Ir jeigu aš numetu ragelį, man atrodo, kad aš tą pinigų negaunu, nes mano karjera, mano verslas yra pastatytas ant to, kad aš dirbu greitai ir gerai. Tai man tas atsiliepimas tikriausiai daugiau atneša naudos negu vienas video padarytas, tai aš stengiuosi daryti tai, ką darau. Ir video darymas man turėtų būti kaip ekstra dalykas, o ne vietoj mano darbo. Tai dėl to ir skiriu tą atskirą bloką. Galiu atsikelti anksčiau, galiu nueiti anksčiau miegoti. Tai šito vietoje tikrai galima pasikoreguoti. O bendrai manau, kad visai gerai. Turiu jau iš to, kad dalinuosi, pas mane kreipiasi daugiau pažįstamų. Šiaip tikslas ir yra gal toksai, kad daugiau žmonių kreiptųsi į mane, klaustų manęs ir po to galų gale pasirinktų mane kaip brokerį, negu kad atsirastų daugiau followerių ir laikų ir panašiai. Aišku, tas irgi yra smagu, bet noras yra man asmeniškai daugiau sukurti vertės žmonėms, kurie mane seka, kad jie su manim dirbtų, nes jeigu aš turiu 500 followerių ir kiekvienas iš jų su manim padarytų po vieną sandorį, tai mano komisinis bent jau 3000, kas gaunasi virš 1 000 000 eurų, tai kodėlgi ne? Gali būti tie patys 500 žmonių, kurie mane seka, su kiekvienu padaryti sandorį ir viskas bus va šitaip. Tai va, šią savaitę atėjo jau vienas klientas, vien iš to, kad darau turinį, mane žmonės, kurie mane seka, mato, mane parekomendavo. Tai jo vienas klientas atėjo ir tada iš praeitos savaitės per Instagramą buvau pasileidęs reklamą, parašė žmogus dėl namo, tai su juo toliau palaikau ryšį ir žiūrėsim, gal bus pirmas mano pardavimas per Instagramą. Tai va, planas toks, kaip ir viskas puikiai, pačiam smagu, tik tiek, kad labai daug darbo, tai galvosiu, kaip tuos reelsus padaryti iš ryto. Ir kitas momentas – kokybė. Tikrai manau, kad dar su kokybė galima padirbėti, aš tai darau tik 2 savaitę. Ir aš, kadangi nesu perfekcionistas, man yra svarbiau padaryti ir aš per darymą išmokstu, tai aš manau, išmoksiu, padarysiu, viskas bus puikiai. Manau, kad dar reikės pasiimti kokius nors kursus ar mokymus, kaip daryti geresnius tuos reelsus, hookus, bet man asmeniškai yra sunku surasti, nes aš labai akylai ir atidžiai žiūriu. Jeigu žmonės pasakoja tai, kas veikia Amerikoje, aš manau, kad Lietuvoje neveikia daug kas, nes aš matau daug tokių pačių kanalų su daug tokio pat turinio ir man pačiam tai yra neįdomu. Tai norisi kažkokį atrasti būdą, kuris man tiktų ir patiktų ir būtų naudingas žmonėms, kurie mane žiūri. Bendrai, mano turinys kaip ir naudingas gaunasi, jeigu žmonės, kurie mane seka, į mane kreipiasi, vien dėl to, nes mane daugiau mato, tai kol kas viskas puikiai, mokinamės daryti geriau ir žiūrim, kaip bus kitą savaitę.